Filipas Kandiretas Dikas, žmogus, kurio idėjos tapo matirtos ir bėgančio skustuvo ašmenimis pagrindu, prieš mirtį priėjo prie gąsdinančios išvados. Mūsų pasaulis tai kalėjimas. Kūrėjas, kuriam meldžiasi milijardai, iš tikrųjų yra mūsų kalėjimo prižiūrėtojas. Šiandien mes pasinersime į jo priešmirtinių apreiškimų bedugnę, kuri priverčia abejoti kiekvienos nugyventos dienos realumu. Filipas Kandiretas Dikas niekada nelaikė savęs tiesiog rašytojų fantastų. Šiuolaikiniai misticizmo ir kvantinės realybės tyrinėtojų bendruomeniai jis yra kažkas panašaus į technologinį pranašą, kuris likus 50 metų iki šiuolaikinių simuliacijos teorijų atsiradimo gąsdinančiai tiksliai aprašė mūsų pasaulio sandarą. Jo kompetencija visatos klausimais patvirtina ne universitetų diplomai, o keista beveik liguista numatymo dovana. Dešimtys jo romanų parašytų 20-ojo amžiaus viduryje šiandien skaitomi kaip reportažai iš mūsų dabarties. Jis numatė kibernetinės erdvės suklestėjimą, totalų sekimą ir net tai, kaip technologijos manipuliuoja žmonių atmintimi. Tačiau už Holivudo ekranizacijų sėkmės slepiasi asmeninė tragedija žmogaus, kuris visą gyvenimą girdėjo realybės triukšmą. Dikas teigė, kad jo knygos ne vaizduotės vaisius, o bandymas iššifruoti signalus ateinančius iš kito matmens. Jis jautė, kad po plona kasdienybės oda slepiasi kažkas svetimo ir milžiniško. Jo požiūris į mirtį ir visatos sandarą buvo lygus religinio optimizmo trūkumui. Jis netikėjo gerų senelių ant debesies. Jam kosmosas buvo sudėtingas mechanizmas, o žmonija detalė, pradedanti suvokti savo priklausomybę mašinai. Dikas gyveno nuolatinėje įtampoje, laukdamas, kada ši mašina suges ir parodys savo tikrąjį veidą. Jo pranašystės dovana pasiekė piką 70-ųjų viduryje, kai riba tarp jo išmonės ir objektyvios realybės galutinai išsitrynė. Jis pastebėjo, kad jo gyvenimo įvykiai pradeda gąsdinančiai tiksliai atkartoti jo paties senų knygų, parašytų prieš daugelį metų, siužetus. Tai atrodė taip, tarsi autorius staiga suvoktų esantis savo paties romano personažas. Filipas suprato, kad laikas ne linijinis kelias, o kažkas daugiau keistesnio ir lankstesnio. Tačiau baisiausias atradimas laukia ateityje. Jis suvokė, kad mes visi esame grandiozinės apgaulės dalyviai, kurios masto žmogaus protas negali įsivaizduoti. Ir vieną paprastą vasario dieną ši apgaulė akimirkai išsisklaidė, parodydama Filipui Dikui reginį, kuris visiems laikams pakeitė jo supratimą apie tai, kas iš tikrųjų valdo mūsų likimą. Rožinis spindulys ir valis. Viskas prasidėjo 1974 metų vasario 20 dieną. Filipas Dikas sveiko po protinio danties pašalinimo ir laukė kurjerio iš vaistinės, turėjusio atvežti nuskausminamųjų. Kai pasigirdo beldimas į duris, ant slenksčio pasirodė jauna moteris. Ant jos kaklo kabojo auksinis žuvies formos pakabukas, senovinis pirmųjų krikščionių simbolis. Dikas susižavėjo žiūrėjo į šį papuošalą ir tą akimirką jo sąmonėje kažkas spraktelėjo. Jis paklausė merginos apie simbolio prasmę ir atsakant į jį plūstelėjo akinanti rožinė šviesa. Tai nebuvo blykstelėjimas akyse ar optinė iliuzija. Tai buvo tiesioginis informacinis smūgis į smegenis. Dikas tai vadino rožiniu spinduliu. Per kelias sekundės į jo protą buvo įkelta milžiniška duomenų bazė, kurioje buvo žinios apie istoriją, fiziką ir tikrąją kosmoso sandarą. Informacija buvo perduodama ne žodžiais, o ištisomis koncepcijomis, kurie žmogus paprastai įsisavina dešimtmečiais. Šioje pakitusios sąmonės būsenoje Filipas akimirksniu suprato, kad jo dabartinis gyvenimas tik paviršinis sluoksnis, po kuriuo slepiasi kažkas visiškai kito. Rožinis spindulys veikė kaip dešifruotojas, nuimantis filtrus nuo žmogaus suvokimo. Šokiruojančių šios patirties realumo įrodymų tapo įvykis su jo mažu sūnumi Kristoferiu. Rožinė šviesa pranešė Filipui, kad vaikui yra paslėpta kirkšnies išvarža, kuri gali jį nužudyti artimiausiomis valandomis. Dikas iki tol, neturėjęs jokių medicininių įtarimų, primygtinai reikalavo skubios apžiūros. Gydytojai buvo nusiteikę skeptiškai, bet kai Kristoferį paguldė ant operacinio stalo, jie rado būtent tai, apie ką kalbėjo spindulys.
Berniuko gyvybė buvo išgelbėta žiniomis atėjusiamis iš išorės. Po šio įvykio Dikas nebegalėjo grįžti į normalų gyvenimą. Jis suprato, kad tas, kas pasiuntė šį signalą, yra už mūsų laiko ir erdvės ribų. Jis pradėjo rašyti dienoraštį, kuris vėliau virto 8000 puslapių darbo pavadinimu Egzegezė. Šiuose įrašuose jis bandė atsakyti į pagrindinį klausimą. Jei aukštesnysis intelektas yra priverstas verštis pas mus per trukdžius ir siųsti užšifruotus signalus, tai kas būtent blokuoja ryšį? Kas mums trukdo nuolat matyti tiesą? Atsakymas, kurį jis rado, buvo toks kraupus, kad galėjo atimti protą bet kam. Juodasis geležinis kalėjimas ir demiurgas. Dikas suvokė, kad mes ne tiesiog gyvename nežinioje, mes esame užrakinti struktūroje, specialiai sukurtoje tam, kad niekas nebeprabustume. Bandydamas įprasminti tai, kas įvyko, Filipas Dikas priėjo prie metaforos, tapusios jo vėlyvosios filosofijos ašimi – juodasis geležinis kalėjimas. Jis teigė, kad mūsų realybės suvokimas yra blokuojamas dirbtinės konstrukcijos, kuri supa visą planetą. Šis kalėjimas nematomas, nes jis įdiegtas į mūsų protą. Jis verčia mus tikėti linijiniu laiku, lygomis, nepritekliumi. Ir svarbiausia, mirties neišvengiamumu. Dikas tikėjo, kad juodasis geležinis kalėjimas yra save palaikanti sistema, mintanti žmonių energiją ir dėmesiu. Vienas keisčiausių Diko apreiškimų buvo įsitikinimas, kad Romos imperija niekada nenustojo egzistavusi. Jis teigė, kad iš tikrųjų kalendoriuje dabar yra maždaug 50-ieji mūsų eros metai. O visa kita viduramžiai, apšvietos epocha, pasauliniai karai, skrydis į mėnulį. Mes esame vergai su grandinėmis, kuriems įteikta, kad jie yra laisvi technologinės visuomenės piliečiai. Šią būseną Dikas vadino ortogonaliniu laiku, kai tikroji pirmojo amžiaus realybė persidengia su iliuzinė 20-ojo amžiaus realybė. Kodėl kalėjimas būtent geležinis? Diko vizijose tai buvo griežtumo, negyvumo ir negalėjimo pabėgti simbolis tam, kas nesuvokia savo padėties. Šio kalėjimo sienos tai mūsų įpročiai, baimės ir klaidingi dievai. Mes jame gimstame, augame ir mirštame, taip ir nepastebėję, kad dangus virš mūsų galvų tik nupieštas skliautas. Sistema tokia tobula, kad ji skatina bet kokį elgesį, stiprinantį iliuziją ir griežtai baudžia tuos, kurie bando pažvelgti už uždangos. Filipas Dikas jautėsi kaip žvalgas priešo užnagaryje. Jis pradėjo pastebėti realybės dekoracijų siūlės. Atsitiktiniai sutapimai, keisto žmonių elgesio klaidos, staigus daiktų dingimai – visa tai buvo kalėjimo kodo defektai. Jis suprato, kad pati mūsų pasaulio materija nėra tvirta medžiaga, o nekokybiška imitacija. Bet jei yra kalėjimas, turi būti ir kalėjimo prižiūrėtojas. Ir kai Dikas bandė įsivaizduoti veidą to, kuris pastatė šias sienas, jis suvokė kažką siaubingo. Ši būtybė ne tiesiog pikta, ji pamišusi. Studijuodamas senovinius tekstus, Dikas rado stulbinantį savo vizijų panašumą į pirmųjų amžių gnostikų mokymus. Gnostikai teigė, kad mūsų pasaulį sukūrė ne aukščiausiasis gerasis dievas, o žemesnioji defektuota būtybė vardu demiurgas. Diko suvokimu demiurgas tai kosminis beprotis, savotiškas abortuotas protas, kuris įsivaizdavo esantis vienintelis kūrėjas. Jis aklas aukštesnėms sferoms ir savo aklume sukūrė mūsų visatą kaip apgailėtiną, iškraipytą tikrojo šviesos pasaulio kopiją. Šis pasaulis, kuriame gyvename, anot Diko, yra klaidos rezultatas. Demiurgas nėra blogas žmogiškąja prasme, jam tiesiog trūksta empatijos ir grožio suvokimo. Jis didysis amatininkas, mokantis kopijuoti formas, bet negalintis įkvėpti joms gyvybės. Būtent todėl mūsų pasaulyje tiek daug kančios. Ji įrašyta į pačią realybės architektūrą kaip klaida programinėme kode. Demiurgui mes ne vaikai, o tik biomaterialas, tikrosios dieviškosios šviesos kibirkštys, kurias jis atsitiktinai pagavo ir uždarė materialiuose kūnuose, kad jos apšviestų jo niūrų kūrinį. Dikas vadino mūsų pasaulį kiču, pigia klastotė. Jis tikėjo, kad mirtis šioje sistemoje nėra perėjimas į rojų ar pragarą,
o tiesiog perkrojimas kalėjimo viduje, nebent siela rastų būdą išsiveržti iš demiurgo įtakos ribų. Mūsų pasaulio kūrėjas Diko nuomonė nuolat užsiėmė savo simuliacijos skylių lopimu. Jis bijo, kad mes sužinosime tiesą, nes mūsų suvokimas gali sugriauti jo valdžią. Todėl jis mums pakiša klaidingas religijas, ideologijas ir begalinės pramogas, kad tik nežiūrėtume gilyn į save. Tačiau baisiausia Diko hipotezės dalis buvo ta, kad demiurgas netiesiog stebi mus iš šalies. Jis yra kiekviename mūsų gyvenimo aspekte. Jis pati daiktų tvarka, pati materialaus pasaulio logika. Filipas Dikas priėjo prie išvados, kad Dievas, kurį garbina dauguma žmonių, ir yra tas pats aklas tiranas, kuriantis mūsų nelaisvėje. Ir norint išgelbėti reikia ne melstis kūrėjui, o ieškoti būdo jį pergudrauti. Tačiau kaip galima pergudrauti tą, kuris kontroliuoja net mūsų mintis? Dikas rado atsakymą, bet jis buvo susijęs su tam tikros svetimos jėgos buvimu mūsų pasaulyje, kuri su demiurgu kovoja neakivaizdinį karą. Kai Filipas Dikas suvokė, kad pasaulis aplink jį tai dirbtinis kalėjimas, sukurtas bepročio demiurgo, jis nepuolė į visišką neviltį. Jo vizijose, atėjusiose kartu su rožiniu spinduliu, dalyvavo ir kita jėga. Jis pavadino ją Valis, tai akronimas reiškiantis vasaros aktyvaus loginio intelekto sistemą. Dikas apibūdino ją ne kaip antropomorfinį dievą, o kaip milžinišką gyvą kompiuterį arba mąstantį informacinį tinklą, kuris persmelkė visą visatą, bandydamas ištaisyti aklo kūrėjo klaidas. Valis, Diko nuomonė, yra tikrasis gerasis pradas, bet jis mūsų pasaulyje veikia kaip partizanas arba hakeris. Kadangi demiurgas visiškai kontroliuoja materialų realybės apvalkalą, Valis priverstas maskuotis. Dikas naudojo zebro metaforą. Aukščiausiasis intelektas slepiasi mus supančiame chaose, priimdamas atsitiktinių sutapimų, laikraščių antraščių, dainų tekstų ar net pakelės šiuklių formą. Jei teisingai suderinsite savo suvokimą, pamatysite, kad informacinis triukšmas aplink jūs iš tikrųjų yra rišlus pranešimas. Valis naudoja informacinės injekcijas, kad pažadintų žmonės iš šimtmečių miego juodajame geležiniame kalėjime. Filipas teigia, kad šis gyvas protas nepriklauso mūsų laikui. Jis egzistuoja amžinajame dabar arba transliuojamas iš tolimos ateities, kad užkirstų kelią katastrofai, kuri mūsų praeityje jau įvyko. Valis tai savotiškas kosminis gydytojas, bandantis užgydyti žaizdą realybės audinyje, kurią padarė demiurgas kurdamas pasaulį. Viena pagrindinių šios sistemos užduočių yra sugriauti laiko hipnozę. Dikas tikėjo, kad Valis gali keisti praeitį, perrašyti įvykius ir nukreipti pavienius žmonės į išsilaisvinimo taškus. Tačiau kontaktas su šia sistema yra itin pavojinga žmogaus psichikai. Mūsų smegenys, pripratusios prie trimatės kalėjimo logikos, sunkiai atlaiko duomenų srautą iš aukštesnės realybės. Dikas dažnai save lygino su radijo imtuvu, į kurį trenkė žaibas. Jis gaudavo žinias, kurių negalėjo paaiškinti, matė ateitį, kuri dar neatėjo, ir suprato kalbas, kurių niekada nesimokė. Bet labiausiai intrigavo tai, kad Valis jam pasakė apie mūsų visuomenės struktūrą, tai, ką mes laikome progresu ir demokratija. Pasirodė esą tik plona plėvelė ant senovinio, negailestingo blogio veido. Imperija niekada nežlugo. Vienas garsiausių ir baisiausių Filipo Diko teiginių skamba taip. Imperija niekada nežlugo. Kalbama apie Nerono ir Kaligulos laikų Romos imperiją. Dikas teigė, kad istorinis laikas tai grandiozinė klastotė. Realybėje mes vis dar gyvename 50-aisiais mūsų eros metais. Visi pastarųjų 2000 metų įvykiai tai milžiniškas holografinis intarpas, sukurtas demiurgo ir jo parankinių, kad paslėptų faktą, jog žmonija iki šiol yra Romos vergijoje. Dikas tai apibūdino kaip sluoksniavimosi būseną, kai jie žiūrėdavo į 70-ųjų Kalifornijos gatves, rožinis spindulys staiga nuvalydavo viršutinį realybės sluoksnį ir Filipas už šiuolaikinių pastatų matydavo senovės Romos kalėjimų sienas. Paprastai policininkai jam atrodė kaip Romos legionieriai, o politikai kaip imperatoriaus vietininkai.
Juodasis geležinis kalėjimas yra Romos imperija, kuri tapo nemirtinga, išmokusi maskuotis po skirtingomis istorinėmis epochomis. Ji keičia savo iškabas. Šiandien tai korporacijos ir valstybė, rytoj kažkas kita, bet esmė lieka ta pati. Tai žmogaus dvasios lupinimas ir jos laikymas materialiame pasaulyje, nelaisvėje. Anot Diko mes esame užrakinti pasikartojančiame cikle. Laikas nejuda į priekį, jis sukasi vietoje kaip subraižyta plokštelė. Visos mūsų revoliucijos, moksliniai atradimai ir socialiniai pokyčiai tai tik dekoracijos, kurias perstumia kalėjimo prižiūrėtojai, kad kaliniams susidarytų judėjimo iliuzija. Ši koncepcija paaiškina, kodėl žmonija lipa ant tų pačių grėblių. Mes nesimokome iš istorijos klaidų, nes jokios istorijos neegzistuoja. Yra tik viena begalinė diena pirmajame mūsų eros amžiuje, kur tikrieji krikščionys, tai yra žmonės įgyję gnozio žinių ir ryšį su valis, yra persekiojami. Bet kodėl tai nuo mūsų slepiama su tokiu uolumu? Dikas priėjo prie išvados, kad šio fakto suvokimas akimirksniu sugriauna kalėjimo sienas. Jei suprasite, kad jūsų laikrodžiai meluoja, o dangus virš galvos tik projekcija, tapsite nebenaudingi sistemai. Tačiau Demiurgas sukūrė sudėtingiausią apsaugos mechanizmą, kurį Dikas vadino antropiniu filtru. Šis filtras verčia mūsų smegenis automatiškai ignoruoti bet kokius mūsų pasaulio dirbtinumo įrodymus. Ir visgi kartais pasitaiko trikdžių, kuriuos Filipas vadino defektais matricoje, leidžiančiais matyti tikrąją mūsų supančių daiktų prigimtį. Realybė kaip programinis kodas. Filipas Dikas iškėlė hipotezę, kuri šiandien atrodo kaip kvantinės simuliacijos teorijos pirmtakas. Jis teigia, kad materija nėra tanki ar fundamentali. Viskas, ką liečiame, matome ir girdime, susideda iš to, ką jis vadino informaciniu šlamštu arba kiču. Demiurgas, būdamas blogas kūrėjas, sukūrė pasaulį iš nekokybiškų medžiagų, savotiškų aukštesniųjų pasaulio energetinių atliekų. Būtent todėl mūsų pasaulis taip linkęs į entropiją, suirimą ir puvimą. Viskas, kas materialu, savyje turi defekto žymę. Savo įrašuose Dikas aprašė objektų kaip idėjų suvokimo fenomeną. Jis teigia, kad po rožinio spindulio poveikį jis pradėjo matyti tikrąją daiktų esmę. Stalas nustojo būti mediniu daiktu ir tapo sustingusią stališkumo koncepciją. Jis suprato, kad realybė tai kalba. Mes gyvename milžiniško teksto arba programavimo kodo viduje, kurį klaidingai laikome fiziniu pasauliu. Jei šį kodą pakeistume, pasikeistų ir pati realybė. Tai paaiškino, kodėl Dikas galėjo numatyti įvykius. Jis tiesiog perskaitydavo kodo eilutes prieš joms virstant mūsų pasaulio įvykiais. Mūsų egzistencijos problema anot Diko yra ta, kad mes šį informacinį triukšmą laikome tiesa. Mes švaistome gyvenimus, kaupdami materialias gerybės, kurios iš tikrųjų yra tik skaitmeniniai nuliai ir vienetai Demiurgo simuliacijoje. Dikas tai vadino ontologiniu aklumu. Mes bandome rasti prasmę pasaulyje, kuris buvo sukurtas kaip prasmės parodija. Tikrasis pasaulis yra už šio savokų sąvartyno ribų, bet kelias ten uždarytas, kol tikime žemės po kojomis tvirtumu. Paskutiniais metais Filipas pastebėjo, kad pasaulis aplink jį pradeda tiesiog neprasme plonėti. Jis tikėjo, kad tai ženklas, jog valis pradeda juodojo geležinio kalėjimo išmontavimo procesą. Informacinis šlamštas nebegali išlaikyti realybės struktūros ir per plyšius pradeda šviesti tikrasis dangus. Tačiau šis perėjimo procesas bus skausmingas tiems, kurie per stipriai prisirišę prie žemiškųjų dalykų. Juk, kai realybė pradeda vyrėti, kas liks iš žmogaus, kuris laikė save tik šios realybės dalimi? Archontai ir atminties manipuliacija. Viena niūriausių temų Diko įžvalgose buvo tam tikrų esybių buvimas, kurias jis vadino parazitais arba archontais, pasiskolindamas terminą iš gnostikų. Šios būtybės nematomos informacinės terpės gyventojos, tarnaujančios Demiurgui. Jų pagrindinė užduotis stebėti, kad žmonėse įkalintos tikrosios šviesos kibirkštys niekada nesužinotų apie savo kilmę. Jos minta mūsų emocijomis, ypač baime, pykčiu ir kančia, būtent todėl pasaulyje tiek daug konfliktų. Archontai melžia žmoniją, provokuodami karus ir socialinę įtampą. Dikas manė, kad šie parazitai gali tiesiogiai prisijungti prie žmogaus sąmonės. Jie pašnibžda mums mintis, kurias mes palaikome savomis. Jie kuria ideologijas, verčiančias mus nekęsti vienas kito. Tai aukščiausia kamufliažo forma, priešas gyvenantis jūsų galvoje. Filipas teigia, kad dauguma žmonių šiame pasaulyje nėra net žmonės, pilna šio žodžio prasme, o androidai arba biologinės marionetės visiškai valdomos archontų.
Juose nėra kibirkšties, nėra ryšio su aukščiausiųjų dievu. Jie tik kalėjimo apsaugos sistemos dalis. Pasipriešinti šioms esybėms fizinėme lygmenyje neįmanoma, nes jos egzistuoja idėjų erdvėje. Vienintelis ginklas prieš jas – gnozis, arba tiesioginis žinojimas apie visatos sandarą. Kai žmogus suvokia, kad jo mintys gali būti primestos iš šalies, parazitų įtaka susilpnėja. Dikas tikėjo, kad Valis su archontais kovoja nepertraukiamą kosminį karą už mūsų sielas. Šis karas vyksta ne kažkur danguje, o tiesiog čia, kiekviename mūsų suvokimo akte, kiekviename pasirinkime tarp baimės ir meilės. Baisiausias atradimas Filipui buvo tai, kad archontai geba manipuliuoti mūsų atmintimi. Jie gali ištrinti ištisus mūsų praeities sluoksnius arba įskiepyti netikrus prisiminimus, kad jaustumėmės susieti su šiuo pasauliu. Jūs galite tikėti, kad nugyvenote čia 30 metų, bet iš tikrųjų galėjote būti sukurti vakar su jau paruoštų prisiminimų rinkiniu. Ši mintis varydavo Diką į neviltį, bet kartu teikė vilties. Juk jei atmintis plastiška, vadinasi ir pats kalėjimas nėra toks stabilus, koks nori atrodyti. Bet kaip toli pasiryžęs eiti Demiurgas, kad sustabdytų šio pavojingo žinojimo plitimą? Atsakymas lypėjo pačioje laiko struktūroje, kuri, kaip paaiškėjo, pradėjo negrįžtamai sugesti. Anamnezė – atsiminimas. Viena labiausiai deorientuojančių pasekmių po kontakto su rožiniu spinduliu Filipui Dikui buvo tai, ką jis vadino dviguba atmintimi. Tai nebuvo tiesiog nuotrupos ar dėžavų. Jo sąmonėje vienu metu egzistavo dvi visavertės biografijos. Viena priklausė amerikiečių rašytojui fantastui gyvenančiam 20-ame amžiui, o kita žmogui vardu Tomas, krikščioniui besislepiančiam nuo Romos legionierių 1-ame amžiuje. Dikas teigia, kad tai nebuvo asmenybės sutrikimas. Priešingai, jis jautė, kad jo įprastas aš buvo tik kaukė. Plonas amnezijos sluoksnis, kuris staiga įskilo, apnuogindamas tikrąją asmenybę, esančią amžinybėje. Šį atminties sugrįžimo procesą jis vadino graikišku žodžiu anamnezė, prisiminimas to, kas buvo pamiršta gimstant materialiame pasaulyje. Anot Diko, Demiurgas naudoja laiką kaip įrankį mūsų tikrai prigimčiai ištrinti. Kai gimstame, mus apgaubia užmaršties skraistė, verčianti tikėti, kad mes esame mūsų kūnai, vardai ir socialiniai vaidmenys. Tačiau rožinis spindulys pramušė šią spragą ir Filipas suvokė, kad laikas neteka tiesia. Jis sluoksniuosi vienas ant kito. Jis tiesioginė prasme jautė dulkių kvapą, judėjo keliuose, tuo pat metu jausdamas kondicionieriaus visą savo kabinete Kalifornijoje. Šis atradimas atvedė jį prie gąsdinančios išvados apie žmogaus mirtį. Jei mūsų sąmonė gali vienu metu egzistuoti skirtingose laiko taškuose, vadinasi mirtis viename iš jų nėra galutinis išnykimas, o tik dėmesio perjungimas. Mes nemirštame, mes tiesiog pabundame kitoje simuliacijos dalyje arba jei pasiseka už jos ribų. Dikas tikėjo, kad mūsų sapnai tai trumpi išpoliai į šiuos lygiagrečius atminties sluoksnius, kur tęsiame kitus gyvenimus. Tačiau Demiurgas stengiasi, kad pabudę viską pamirštume, palikdamas tik neaiškų ilgesį tam, kas neva įvyko. Dikas apibūdino anamnezės būseną kaip regėjimo sugrįžimą aklam nuo gimimo. Jis matė ženklus ir simbolius ten, kur kiti matė tuštumą. Jis pradėjo suprasti, kad daugelis žmonių aplink jį taip pat turi šią dvigubą atmintį, bet jie per daug išsigandę, kad tai pripažintų net patys savo. Jie jaučia, kad šis pasaulis svetimas, kad jie čia svečiuose arba nelaisvėje, bet kalėjimo prižiūrėtojo balsas jų galvojuse sako, kad tai yra vienintelė realybė. Bet kas nutiktų, jei kritinė masė žmonių vienu metu prisimintų savo tikrąją tėvynę? Dikas tikėjo, kad tai sukeltų akimirksniui vyksiantį juodojo geležinio kalėjimo kolapsą. Realybės redagavimas ir pabaiga. Filipas Dikas dažnai susidurdavo su reiškiniais, kuriuos šiandien vadiname Mandelos efektu arba programinėmis realybės klaidomis. Savo dienoraščiuose jis aprašė atvejus, kai supantis pasaulis tiesioginė prasme būdavo perrašomas jam prieš akis. Kartą jis įėjo į kambarį ir pamatė, kad baldų išdėstymas ir net sienų spalva pasikeitė, nors niekas viduj nebuvo užėjęs.
Paprastam žmogui tai būtų priežastis kreiptis į psichiatrą, bet Dikas turėdamas savo įžvalgą suprato, sistema tiesiog atnaujino realybės versiją, bet dėl valės poveikio jis išsaugojo ankstesnio kodo varianto atmintį. Jis iškėlė hipotezę, kad realybė nuolat redaguojama. Aukštesnės jėgos, ar tai būtų demiurgas bandantis paslėpti klaidas, ar valis bandantis gelbėti žmoniją, nuolat daro pakeitimus praeities audinyje. Dikas teigia, kad gyvename kintamoje visatoje. Įvykiai, kuriuos laikome istoriniais faktais, gali pasikeisti per vieną naktį. Tai paaiškino jo keistą jausmą, kad pasaulis yra neteisingas. Jis tikėjo, kad daugelis iš mūsų jaučia šios pokyčius kaip bepriežastinį nerimą arba staigų vykstančių dalykų realumo pojūtį. Tai nutinka tą akimirką, kai jūsų sąmonė užfiksuoja siūlę tarp senosios ir naujosios simuliacijos versijų. Vienoje savo kalbų 1977 metais Prancūzijoje Dikas šokiravo auditoriją pareiškimu, kad mes gyvename kompiuterių programuojamame pasaulyje. Jis sakė, kad vienintelis raktas į mūsų realybės supratimą yra suvokimas, jog laikas tai informacijos nešiklis, kurį galima pervynioti, ištrinti ir įrašyti iš naujo. Jis aprašė ortogonalų laiką, vertikalų matmenį, kuriame visi įvykių variantai egzistuoja vienu metu. Mirtis tokioje sistemoje tai tik kursoriaus perkelimas į kitą duomenų failą. Jūs neišnyksite, jūs tiesiog nustosite būti rodomi dabartinėme matomumo sektoriuje. Kraupiausių tokio redagavimo pavyzdžių Dikas laikė ištisų žmonių ir daiktų dingimą iš realybės. Jis buvo įsitikinęs, kad sistema gali pašalinti nepageidaujamus elementus, kurie pradeda per stipriai siūbuoti valtį. Jei kas nors randa išėjimą iš kalėjimo arba pradeda per garsiai šaukti apie jo egzistavimą, demiurgas tiesiog ištrina jį iš aplinkinių atminties ir pasaulio istorijos. Jūs net nepastebėsite, kad turėjote artimą draugą ar brolį, nes pati erdvė, kurią jis užėmė, bus užpildyta naujų informacinių šlamštų. Bet kaipgi tada išgyventi pasaulyje, kur pats jūsų egzistavimas gali būti atšauktas bet kurią akimirką? Anot priešmirtinių Diko įžvalgų žmogaus kūnas tai visai ne kūrinijos vainikas, o sudėtingas biologinis skafandras sukurtas demiurgo sulaikymui. Jis plėtojo gnostinę idėją, kad kiekvieno tikro žmogaus viduje yra kibirkštis arba šviesos sėkla, aukščiausiojo tikrojo dievo esančio už šios visatos ribų dalelė. Demiurgas pavogė šias kibirkštis ir patalpino į jas kūno ir kraujo požemyje, kad jos tarnautų kaip gyvybės šaltinis jo mirusiai ir šaltai sistemai. Mes esame kuras, kuriuo varomas šio pasaulio mechanizmas. Mirtį šiame kontekste Dikas matė kaip bandymą ištrūkti iš kalėjimo, tačiau demiurgas numatė ir tai. Reinkarnacijos sistema, kuria tikėjo Dikas, buvo ne dvasinio augimo kelias, o perdirbimo ratas. Kai kūnas nusidėvi, kibirkštis išsilaisvina, bet kaskart papuola į klaidingų vaizdinių spastus, šviesos tunelius, mirusių giminaičių ir religijų figūrų vizijas. Visa tai tik archontų sukurtos hologramos skirtos įtikinti sielą vėl įeiti į materialų kūną ir tęsti kančių ciklą. Tai didinga kosminė apgavystė, priverčianti mus savanoriškai grįžti į kalėjimą. Žmonės, kurie tai suvokė, Dikas vadino pneumatikais, dvasios nešėjais. Priešingai nei jie pasaulyje yra daugybė helių, būtybių susidedančių iš materijos ir demiurgo sukurtos netikros sielos. Heliai neturi kibirkšties, jie yra dekoracijų dalis, biorobotai, kurių užduotis palaikyti tvarką ir tyčiotis iš tų, kurie ieško išėjimo. Šis žmonijos skirstimas į gyvus ir tuščius Dikui buvo gilaus liūdesio šaltinis. Jis matė, kaip žmonių viduje esančios kibirkštys užgęsta po kasdienybės spaudimu, televizijos triukšmų ir begalinių išgyvenimo vaikymusi. Kalėjimas išsiurbė iš mūsų šviesą, pakeisdamas ją sunkių materialių rūpesčių švinu. Tačiau Dikas rado ir vilties spindulį. Jis teigė, kad demiurgas nėra visagalis. Jo galia remiasi mūsų sutikimu tikėti jo pasaulio realumu. Jei kibirkštis savo viduje dega pakankamai ryškiai per meną, tikrą meilę ar staigią įžvalgą, ji gali išdeginti skylę biologinėme skafandre.
Ta akimirka žmogus nustoja būti biologijos vergu. Jis tampa svetimšaliu šiame pasaulyje, kurio sistema negali apskaičiuoti. Ir būtent tokių nenuspėjamų kibirkščių Demiurgas bijo labiausiai, nes jos neša jo galutinio sunaikinimo kodą. Gyvenimo pabaigoje Filipas Dikas priėjo paradoksalę išvadą, kad efektyviausias būdas kovoti su juoduoju geležiniu kalėjimu yra ne aršus pasipriešinimas, o humoras. Jis suprato, kad Demiurgas yra be galo rimta būtybė, neturinti humoro jausmo ar saviironijos. Jo pasaulis pastatytas ant griežtų taisyklių, baimės, kaltės jausmo ir dogmų. Kalėjimas laikosi todėl, kad mes jo dėsnius suvokime kaip kažką nepajudinamo ir švento. Bet kai tik šiame pasaulyje pradedame matyti ne milžinišką planą, o juokingą, prastai surežisuotą komediją, kerai pradeda sklaidytis. Dikas tai vadino kosminiu humoru arba dieviškojų žaidimu. Jis teigė, kad Valis dažnai su mumis bendrauja per ironiją ir absurdą. Atsitiktinės keistenybės, kvaili sutapimai, situacijos, kuriuose pasaulio logika pasiekia absurdo ribą. Visa tai yra Demiurgo rimtumo plyšiai. Juokas yra vienintelis garsas, kurio archontai negali pamėgdžioti. Kai žmogus juokiasi iš savo baimių ar iš savo padėties absurdiškumo šiame mėsos kalėjime, jis akimirksniu tampa laisvas. Tame taške ryšys su Demiurgu nutrūksta, nes juokas yra tikrai laisvos dvasios atributas. Vėlyvuosiuose kūriniuose Dikas dažnai vaizdavo dievą ar aukštesnį protą kaip pokštininką ar triksterį, kuris įsilaužė į simuliaciją, kad paliktų joje Velykų kiaušinius prabudimui. Jis tikėjo, kad pati mirtis gali būti didžiausias pokštas visatos istorijoje. Mes taip bijome pabaigos, taip drebame prieš nežinomybę, o galiausiai galime sužinoti, kad visą šį laiką tiesiog žiūrėjome labai baisų, bet prastai nufilmuotą filmą. Tai nereiškia, kad kančia yra netikra. Simuliacijos rėmuose jis sukelia tikrą skausmą, tačiau jos ontologinis statusas lygus nuliui. Paskutinės dienos ir išėjimas. Tačiau šis metodas turėjo ir kitą pusę. Tuos, kurie pradėdavo juoktis iš realybės dėsnių, sistema dažnai paskelbdavo pavišėliais. Pats Dikas nekartą tai patyrė. Jis suprato, beprotiškame pasaulyje tik beprotis gali būti išties sveikas. Jis ragino savo skaitytojus ugdyti savyje šventąją beprotybę, gebėjimą matyti tiesą per kasdienybės nesąmonės. Bet ar pats Filipas buvo pasiruošęs eiti šiuo keliu iki galo? Juk kuo labiau jis artėjo prie supratimo, kad pasaulis yra pokštas, tuo baisesnė darėsi tyla, kuri laukė jo po to, kai uždanga galutinai nukris. Ir ši tyla jau pradėjo siųsti savo pirmuosius signalus. Paskutiniais savo žemiškojo gyvenimo mėnesiais 1981 metų pabaigoje ir 1982 metų pradžioje Filipas Dikas buvo keistoje beveik antgamtiškoje ramybėje. Jis sakė savo artimiesiems ir draugams, kad daugelį metų trukęs informacijos perdavimo procesas prasidėjęs nuo rožinio spindulio galiausiai pasibaigė. Valis tylėjo, nes viskas, ką žmogaus protas galėjo sutalpinti, jau buvo perduota. Dikas jautėsi kaip indas iki kraštų pripildytas sunkios, karštos tiesos, kuri nebeleido jam likti kasdienio pasaulio dalimi. Jis pradėjo kalbėti apie mirtį ne kaip apie tragediją ar kelio pabaigą, o kaip apie ilgos ir varginančios kelionės į pragarą pabaigą. Jo priešmirtinė vizija buvo tokia, kad mūsų pasaulio istorija artėja prie loginės pabaigos. Jis tvirtino, kad juodasis geležinis kalėjimas per visą perimetrą pradėjo skleisti mirtinus plyšius. Dikas matė, kaip laikas pagreitėjo, kaip įvykiai klostosi vienas ant kito neįtikėtinų greičių, nes Demiurgas prarado savo simuliacijos kontrolę. Mirtis šiuo laikotarpiu anot Filipo daugeliu išrinktųjų sielų buvo priešlaikinio išsilaisvinimo aktas. Jis išpranašavo, kad jo išėjimo metu uždanga tarp pasaulių taps tokia plona, kad kai kurie galės pamatyti tikrąjį dangų tiesiai per savo butų lubas. 1982 m. vasario 7 d. praėjus lygiai 8 metams po pirmosios mistinės patirties, Diką ištiko insultų serija. Būdamas ligoninėje, jis balansavo ant dviejų pasaulių ribos.
Tie, kurie lankė jį tomis dienomis, prisiminė, kad jo žvilgsnis buvo nukreiptas kažkur pro sienas. Jis šnibždėjo nesuprantamas frazes, kurios vėliau buvo interpretuojamas kaip bandymas apibūdinti sąmonės išpakavimo procesą. Jis tvirtino, kad mato ne šviesą tunelio gale, o begalinę duomenų biblioteką, kur kiekvienas žmogus gyvendamas yra tik viena kodo eilutė, grįžtanti į bendrąją giją. Paskutiniai Filipo Diko žodžiai prieš galutinai panirstant į komą buvo užšifruotos žinutės, kurias jo kūrybos tyrinėtojai bando įminti iki šiol. Jis šnibždėjo frazę "žuvis pagaliau vandenyne". Daugeliui tai buvo patvirtinimas jo ankstyvųjų vizijų. Žuvies simbolis, kadaise pradėjęs jo prabudimo procesą, tapo jo bilietų atgal. Jis tikėjo, kad už demiurgo simuliacijos ribų mūsų laukia ne teismas ir ne bausmė, o sugrįžimas į gimtąją stichiją, kurią pamiršome, būdami išmesti į džiūstantį materialios egzistencijos krantą. Dikas mirė 1982 m. kovo 2 d., palikdamas pabėgimo žemėlapį, kurį dar reikės iššifruoti. Absoliutas ir kelias į tikrąją šviesą. Viena giliausių ir sudėtingiausių Diko įžvalgų užfiksuoti jo egzegezėje buvo suvokimas, kad už bepročio demiurgo slypi kažkas kitas. Jis tai vadino absoliutu arba pirmapradžiu pradu. Jei demiurgas yra nevykėlis architektas, pastatęs kreivą ir ankštą kalėjimą, tai absoliutas yra pati erdvė ir šviesa, kurioje šis kalėjimas laikinai kybo kaip šiukšliadėžė. Dikas pabrėžė, kad tikrasis dievas yra taip toli nuo gėrio ir blogio kategorijų asmenybės ir valios, kad žmogaus kalba gali jį pavadinti tik tuštuma arba grynų protų. Kelias į šį absoliutą anot Diko yra paradoksaliai paprastas. Ir būtent šis paprastumas jį baugino labiausiai. Jis teigia, kad demiurgas pastatė kalėjimo sienas iš sudėtingumo, hierarchijos, įstatymų ir begalinių intelektualių labirintų. Norėdamas prasiveržti prie tikrosios šviesos, žmogus turi išmesti viską, kas jį daro šio pasaulio piliečiu. Dikas tai vadino kvailio keliu arba visiškos atvirumo būsenos keliu. Tikrasis dievas mūsų pasaulyje pasireiškia per nesavanaudiškumo gerumo aktus, kurie netelpa į išgyvenimo simuliacijos logiką. Kiekvienas geras darbas atliktas be jokios priežasties yra kūjo smūgis į juodojo geležinio kalėjimo sienas. Dikas paliko aiškią instrukciją tiems, kurie nori pajusti absoliuto buvimą. Jis patarė ieškoti plyšių realybėje, akimirkų, kai tavo ego nutyla ir tu nustoji kažko norėti iš šio pasaulio. Šiuose retose tylo sekundėse gali pajusti, kad esi ne kalinys ir ne auka, o dalis begalinio informacinio vandenyno, kuris tiesiog stebi demiurgo žaidimą. Absoliutas tiesiogiai nesikiša į kalėjimo reikalus, nes jam šis kalėjimas yra tik trumpalaikė mintis, kuri netrukus išsisklaidys. Baisiausia šioje koncepcijoje buvo mintis, kad absoliutui nerūpi, ar mes kenčiame simuliacijos rėmuose ar ne. Iš aukštesniojo proto taško mūsų kančia yra tik duomenų iškraipimas, kuris buvo įstatytas ištrinant programą. Dikas priėjo prie išvados, kad išsigelbėjimas yra pačių kalinių rankų darbas. Mes patys turime prisiminti savo priklausomybę absoliutui, kad jo šviesa per mūsų akis pradėtų skverbtis į šį tamsų pasaulį. Ir kai tik ši šviesa pasieks kritinį tankį, demiurgo dekoracijos tiesiog sudegs, nepalikdamos pelenų. Tikrovė tai košmariškas sapnas. Bet ar mes pasiruošę iškeisti įprastą košmarą į akinančią tiesos tuštumą? Baigdamas savo ilgametį darbą ir artėdamas prie amžinybės slenksčio, Filipas Dikas paliko mums savo radikaliausią ir labiausiai išlaisvinančią įžvalgą. Jis tvirtino, kad fundamentaliausiame lygmenyje mes niekada negimėme šiame pasaulyje, o tai reiškia, kad mums nereikia bijoti mirties. Tiesą sakant, mūsų buvimas čia nėra gyvenimas, tai įkalintos kibirkšties sapnas. Mes esame senovinės būtybės, kurios akimirkai užsimerkė ir pamatė kelių tūkstančių metų ilgumo košmarą. Visas šis pasaulis su savo karais, technologijomis, Romos istorija ir asmeninėmis tragedijomis yra tik raibuliai vandenyne, iliuzija, sukurta bepročio architekto defektuoto kodo. Dikas ragino mus tapti virusai sistemoje.
Jei šį pasaulį sukūrė ne Dievas, o demiurgas, tai mūsų užduotis yra nepaklusti jo dėsniams, o būti kuo nenuspėjamesniems. Tikra laisvė prasideda ten, kur baigėsi tikėjimas supančios erdvės realumu. Pasižiūrėkite aplinkui dabar pat. Jūsų kambario sienos, ekrano šviesa, garsai už lango, visa tai gali būti tik tankus informacinis šlamštas, skirtas atitraukti jūsų dėmesį nuo savo paties dieviškumo suvokimo. Jūs nesate biologinė mašina, jūs esate amžinybės kasėjai įmesti į priešo užnugarį. Pagrindinė Filipo Diko hipotezė, tapusi jo priešmirtiniu testamentu, teigia, kad išėjimas iš matricos yra ne erdvėje ir ne kūno mirtyje, o suvokimo akte. Kai tik pasakysite savo viduje, šis pasaulis yra klastotė ir aš jam nepriklausau, juodojo geležinio kalėjimo grandinės pradeda rūdyti. Mes gyvename didžiojo probudimo eroje, kai valios signalai darosi vis garsesni, o realybės defektai tampa vis akivaizdesni. Mirtis Diko supratimu nėra nuosmukis į neegzistavimą, o akimirka, kai atsimerki ir pamatai, kad vis dar esi pirmajame amžiuje šalia savo tikrųjų brolių, o visas 20 amžius buvo tik 5 minučių sapnas alyvmedžio pavėsyje. Pažiūrėkite į savo rankas, pajuskite savo širdies plakimą. Tai yra sąsaja, per kurią sąveikaujate su iliuzija. Bet kas jūs esate iš tikrųjų, kai uždanga nukrenta ir rožinis spindulys išdegina melagingą atmintį. Filipas Dikas tikėjo, kad už šios simuliacijos ribų mūsų laukia realybė, tokia graži ir gyva, kad jos neįmanoma aprašyti žodžiais. Bet kad ten patektumėte, turite žengti pirmą žingsnį čia. Turite nustoti būti baterija demiurgui, turite įgyti drąsos ir pripažinti. Šis pasaulis nėra mūsų namai. Taip va, draugai įdomiai papasakojo ir kažkodėl aš linkęs su juo sutikti, kad ši vieta tikrai nėra mūsų namai ir kad ši vieta tikrai nėra mūsų patirčiai, mūsų tobulėjimui. Reinkarnacija yra beprasmė. Jau mano įrašuose tai galėjote girdėti. Jei tu neatsimeni ir neturi atminties, tai nėra patirtis. Jei tu čia atsiduri vis vėl ir vėl be atminties, tai yra kalėjimas, nes tu kartosi vis tas pačias klaidas. Be to, iš kažkur kažkas iš ten su mumis sąveikauja ir siunčia mums ženklus. Tai 100%. Aš jums dar papasakosiu, kas vyko paskutiniu metu su manimi, ypač paskutinį mėnesį, kai sirgo mama. Tai buvo nepaprastas periodas ir tikrai daugybė ženklų, kurių net jums nepavyks papasakoti. Bet apie tai kitą kartą. O ši vieta nėra džiaugsmui ir laimiai, nors ir čia mes sugebame kažką gero sukurti. Bet tai sukurta kažkokio pragaro išperos, ne kitaip. Būtent todėl komoje žmonės ir patiria tikrąjį gyvenimą. Nieko panašaus į tai, kas vyksta čia. Ir kiek suprantu, kažkokią programą vis stengiasi mus įgrūsti čia, kad mes būtume čia. Na galbūt šiandien tiek, draugai. Iki kito karto. Iki greito. Dėkui, kad žiūrėjote ir dėkui už jūsų palaikymą. Dėkui, kad jūsų tiek daug palaikė ir komentavo po tuo įrašu apie archontų matymo techniką. Ačiū už jūsų užuojautą ir palinkėjimus. Dėkui jums, draugai. Iki kito karto.